Sveiki, čia Čezarės ateljė. Taigi, apžvelgsiu Liepos ir Rugpjūčio mėnesio knygas, kurias perskaičiau. Kaip matot, pakeičiau aplinką, savo bibliotekoje esu. Ir nusipirkau pastatomą pagaliau kamerai stovą, kad nenukristų. Kaip aną kartą. Taigi, perskaičiau 8 knygas per tuos 2 mėnesius, tai manau toks, nemažai kaip mano lietų tempų skaitant. Taigi, pradėsiu dabar nuo buduaro paslapčių 1 dalies, taip skandalingo svajonių sąrašo. Šitos autorės knygas aš jau Nedorėlių taisyklės skaičiau 4 ir kurios man tikrai labai patiko. Nenuvylė ir šita 1 knyga. Jau tiesą sakant, pradėjau skaityti ir 2 skandalingas meilės pamokos. Bet šita knyga buvo kupina tikrai daugiau tų intymių scenų negu Nedorėlių taisyklėse. Ir tikrai įdomu buvo, kaip ta senmergė, sakykim, mūsų laikais tai nebūtų jau jinai laikoma senmergė, bet tais laikais buvo. Ir sugalvojo jinai kaip, nuveikti kažką tokio, kas būtų nepriimtina merginoms tais laikais. Tai parūkyti cigarą, sulošti kortomis vyrų klube ir taip toliau. Tai jinai visą tą sąrašą išpildė, kur galop įsimylėjo tą vyrą, pas kurį pirmą kartą nuėjo pasibučiuoti jos pirmą meilę. Tai tikrai labai įdomi knyga, man labai patiko. Toliau tokią knygą, kurią gavau dovanų nuo autoriaus, tai Blogos manieros. Nesitikėjau nieko, tiesą sakant, iš tos knygos. Per daug kažkokių lūkesčių tikrai neturėjau, tiesiog ėmiau ir skaičiau pažiūrėti, kas bus. Ir patiko, iš tikrųjų visiškai tokia kitokia knyga, negu aš kad skaitau visada. Buvo čia tos meilės šitoj knygoj, bet tai ne meilės romanas, tai tiesiog romanas, veiksmas vyksta sovietiniais laikais Lietuvoje. Tai buvo tikrai, kaip pasakyti, ne tai, kad skaudu, bet gal liūdna skaityti, kaip neteko pagrindinis veikėjas Jonas savo tėvų ir neturėjo ko valgyti, tai tikrai labai taip liūdna buvo skaityti, bet aišku, gyvenimas, viskas baigėsi jam gražiai. Ir tų intymių scenų buvo, nors kaip autorius sakė, kad bus jos ten kažkokios neįprastos, man nelabai jos buvo neįprastos, tiesiog kitokios galima sakyti. Tai tokia knyga tikrai dvelkia tuo sovietiniu laikotarpiu, būtent parodyta, kaip žmonės tada gyveno, kokia politinė sistema buvo. Tai tikrai įdomu buvo paskaityti, ir 1 autoriaus knyga, tai tikrai labai sveikinu jį su ją ir linkiu sėkmės rašyti toliau daugiau knygų. Šiandien ką tik nesenai baigiau skaityti Viesulą. Šitai knygai buvau tiesiog padėjęs į šoną, skaičiau kitas knygas, nes, knyga stora 520 puslapių, tai reikėjo pertraukos tiesiog. Bet tai nereiškia, kad man nepatiko. Iš tikrųjų, buvo tikrai labai humoristiška, labai smagi knyga. Ir gale knygos jau buvo ir graudu pasidarė, tiesą sakant.
galvojau, kad jinai tikrai abortą pasidarys, bet, na, meilės romanas jisai visada baigsis gražiai. Tai viskas ir baigėsi labai gražiai ir tokios atviros, galiu pasakyti, intymios scenos, ką ne visi autoriai rašo, ar kad netgi buvo tas oralinis seksas, tai apie jį tikrai Agnė Bausienė parašiusi yra, nežinau, gal dar kas, jeigu neatsimenu, bet tikrai drąsios scenos šiuo atveju ir tikrai raudo skruostai ir tikrai buvo, na, įdomi knyga paskaityti. Toliau autorės Kapinių paslaptis Nelijos Urbės. Antroji knyga tokia plonutė, perskaičiau čia per 2 ar 3 dienas, neatsimenu. Tai irgi posovietinis laikotarpis, čia 1993, tai būtent kaip kapinėse jinai, galima sakyti, taip ir buvo, kad rado savo meilę. Bet knyga tikrai niūri, tamsi, ir kaip ją vyras mušdavo, ir, na, tikrai tokia liūdna knyga, bet aišku, galima iš jos ir pasisemti kažko. Tai irgi patiko. Na, daugiau ką galiu pasakyti apie šitą knygą, tai jau ir kaip ir pasakiau, bet tikrai įdomi, neeilinė irgi knyga būtent tokių niūrių laikų. Na, toliau Nuodėmių pilis Andrėjos naujausia, na, ne visai naujausia knyga, nes jinai jau išleis dar vieną naują. Tai šita knyga būtent kaip, ten dabar neatsimenu, architektė, jinai, man atrodo, kad architektė, atvyko restauruoti pilį Anglijoje, Lietuvė. Na ir susidūrė ne visai su vaiduokliais, bet tiesiog su pilies istorijomis apie tos pilies gyventojus. Tai, na, tikrai įdomi knyga buvo paskaityti, ypač man patiko skaityti tas istorijas, kurias pasakojo to miestelio gyventojai. Ir aišku, su gražia laiminga pabaiga, kaip ir visos autorės knygos, tikrai rekomenduoju labai paskaityti. Man patiko, ten ir paslapčių tokių buvo, kurių nenoriu atskleisti, spoilinti, tai va. Na, dar 3 knygos liko. Tai vieną paėmiau apie sodą ir daržą paskaityti. Tai būtent šitą knygą turėjau aš ją senai, bet senelis tiesiog po mano močiutės mirties tiesiog daug knygų išmetė lauk jos. Tai ir šita buvo išmesta. Tai aš ją nusipirkau Vintede, labai pigiai. Na, paveikslėlių apie augalus visokių yra, bet man gal trūko šiek tiek apie tos augalus, kas daugiau būtų parašyta, paveikslėlių visokių gražių, patarimų, kaip susikurti sodą. Daugiau čia, aišku, pradžioje apie tą sodą. Tai būtent kokie būna tie sodai, tai tokia, na, visai patiko, nebloga knyga, bet šiek tiek esu skaitęs ir geresnių. Na ir dar 2 knygos, tai kurias iš bibliotekos ėmiau, tai aš jų jau nebeturiu, atidaviau. Tai būtent šeimos gydytojos knygas Daktarė, galiu užeiti. Girdėjau tokių atsiliepimų, kad tenai kaip Facebooko postai, na gal, bet man knyga labai buvo smagi. Labai smagiai susiskaitė, sužinojau kai kurių dalykų, kurių nežinojau. Ir tikrai autorės kaip pirmoji knyga apie sveikatą, žinoma, apie pacientus, kurie tikrai tokių esate matę pacientų.
kurie ateina tik daktarė, ar galiu užeiti, ko nors paklausti tenai, o pasilieka kokiam pusvalandžiui. Tai būtent apie pagrindinės ligas autorė kalba. Ir tokia, smagi knyga atsipalaidavimo, aš tikrai ją labai greitai perskaičiau, tai rekomenduočiau tokiam, kas mėgsta apie sveikatą skaityti ir humorą mėgsta. Na ir kita knyga, tai būtent mūsų Kuršėnų knygų klubui bibliotekos jau perskaičiau per vieną naktį. Tai Tarnaitė. Iš tikrųjų irgi nieko nesitikėjau iš tos knygos, netikėjau, kad taip man ji patiks, taip mane įtrauks, kad skaitysiu per naktį, nuo 8 vakaro iki 5 ryto. Tai tikrai iš pradžių veikėjai taip atrodė, gale paskui viskas persimainė, viskas kitaip. Ir turbūt mėgstamiausia mano veikėja Nina vis dėlto, jinai man iš pradžių knygos pradžioj, tai priminė, turbūt kas matė Adamsų šeiminėlės filmą, dėdės Pūlinio žmona. Grinai tokia. Tai, bet aišku, čia tik tai taip aš iš pradžių pamačiau. Bet šiaip aš trilerių nemėgėjęs skaityti, aš juos retai skaitau, bet dabar iš bibliotekos užsisakiau antrą dalį Tarnaitės paslaptis ir dar vieno Uždarytos durys, berods taip vadinos tos autorės knyga. Tai labai susidomėjau šią autorę, noriu perskaityti visas knygas, kokias Lietuvoje išleistos, ir yra tik 4. Tai kažkaip patraukė ant trilerių, žiūrėsiu, gal irgi perskaitysiu per naktį. Tai tiek tada papasakojau apie knygas per 2 mėnesius perskaitytas, pradėjau naudotis Fable programėlę. Nežinau, ar čia parodyti, gal ne, tiesiog jeigu būtų įdomu, tiesiog Žalesis katinas. Aš tenai mano tie atsiliepimai, tenai aš iš Goodreads, kaip čia, sinchronizuoju, perkeliu, nes tiek 100 ir 1000 knygų man, kaip matot, tiek perkelti į naują programą būtų beprotybė. Tai gerai, kad yra tokie kaip sinchronizacijos dalykai. Tai ir dabar būtent pradėjau dabar jau skaityti Skandalingos meilės pamokos. Knyga taip pat neplona, apie 400,5 puslapių. Tai dar iš bibliotekos užsisakiau tos autorės knygas ir dar Slanimo raganos užsisakiau perskaityti, nes gavau tokį rekomendaciją Instagrame. Tai noriu pabandyti perskaityti, pažiūrėti, kaip ten kas toje knygoje. Tai šį kartą įrašas toksai ilgesnis, nes ir daugiau perskaičiau ir daugiau papasako turėjau apie tas knygas, kur dar neužmiršau, nes, žinot, kuo daugiau skaitai, tuo greičiau pasimiršta tie siužetai. Tai tiek tam kartui viso.